Labą dieną, kviečiame žiūrėti Ignalinos televizijos informacinę laidą, kurioje apžvelgsime prabėgusios savaitės įvykius. Kovo 24 dieną Ignalinoje viešųjų paslaugų verslų centre vyko trečiasis nacionalinės kurortų asociacijos atstovų suvažiavimas. Jame dalyvavo Palangos, Neringos, Birštono, Druskininkų kurortų ir Anykščių, Zarasų bei Ignalinos kurortinių teritorijų atstovai. Ignalinos rajono savivaldybė į šią asociaciją įstojo 2007-aisiais. Suvažiavimo dalyvius pasveikino asociacijos prezidentas Antanas Serafinas Zenkevičius. Ignalinos rajono meras Bronis Ropė visiems palinkėjo gero darbo bei malonių įspūdžių Ignalinoje. Meras trumpai papasako apie savivaldybės nuveiktus darbus, siekiant gauti kurortinės teritorijos statusą. Suvažiavime apsvarstyta 12 klausimų. Į nacionalinės kurorto asociacijos narius priimtos Druskininkų ir Zarasų rajonų savivaldybės. Druskininkų vicemerei Kristinai Miškinieniai ir Zarasų rajono merui Arnoldui Abramavičiui asociacijos prezidentas įteikė taip patvirtinančius pažymėjimus. Vadovai išreiškė viltį, kad būdamos asociacijos narėmis, savivaldybės galės efektyviau spręsti kurortinės problemas bei turės daugiau perspektyvų ir galimybių. Akcentuota, kad šiuo metu Lietuvos kurortuose situacija blogėja, todėl labai reikalingas bendras darbas ir iniciatyvos. Šiuo metu nacionalinė kurortų asociacija vienija 7 narius. Kol kas tik Trakų rajono savivaldybė nėra pareiškusi noro įstoti į asociaciją. Sakykit, kokia iš vis nauda būti kurortų asociacijos nariu? Ir kurortų, ir savivaldybių asociacijos, ir ten, sakykime, atskiri net žmonės, kontrolierių asociacija, kiti. Nauda yra labai paprasta tame, kad kai sakai vienas, arba rašai, arba siūlai, tai visų pirma rašai tik tai ir siūlai pagal save ir nebūtinai kitam tai bus tinkama. O kada jau susirenka interesų grupė, sakykime, šiuo atveju 7 savivaldybės, kurios ir naujai įstojo, kad tik tai šiandieną 2, jau pasako savo apibendrintą nuomonę, tai reiškia kompromisinę nuomonę, tai reiškia tinkanti daugumoje visoms savivaldybėm. Ir tokiu atveju, jeigu jinai yra pakankamai svari, jau su ją nesiskaityti, ją išmesti, sakykime, arba pasakyti, kad žinot, mes šiandien nenagrinėsim jos, jau praktiškai neįmanoma. O ar neiškyla kažkokių tokių, sakykime, nesutarimų, kadangi yra ir kurortai, ir kurortinės teritorijos, ir jie kaip ir skiriasi, kurortai turi savo jau tradicijas gilės, išvystytą visą tą kurortinį gydymą, kurortinės teritorijos lyg ir sprendžia kitokias problemas truputėlį? Yra, sakykime, kažkiek tai daugiau veiklos kurortuose, taip iš tikrųjų, bet apskritai tai yra dalykai labai paprasti, nes kuo jos tos teritorijos įsiskiria iš kitų? Tuo jos, kad turi labai svarbius žmogaus sveikatai, tai liečia ir žmogaus gyvenimą, ir jo ilgaamžiškumą, gamtinius išteklius. Tai yra svarbiausias dalykas. O kurortai, tai yra dar plius, yra tie gamtiniai ištekliai ir pritaikyti tam tikrom procedūrom dar atlikinėti. Tai iš esmės yra bazė ta pati, o veiklos, žinoma, kuo daugiau dirba, tuo daugiau. Ir tos kurortinės vietovės irgi niekas nedraudžia jom, jeigu jos pageidauna, pasidarius infrastruktūrą naudojimui, tapti kurortais. Sakykime, artimiausių metų, ar bus kažkokios skirtos konkrečios lėšos reklamuoti šitas kurortinės teritorijas, kaip praeitais metais organizuoti tam tikrus renginius, pristatymą jų? Taip, iš tikrųjų, Ūkio ministerija, kurie atsakinga per valstybinį turizmo departamentą, jau savotišką paskirstymą skyrė. Ir mes irgi panašią pinigų sumą gavom kaip ir praeitais metais ir yra jau parengta programa. Deja, galbūt mes kitas iki norėtumėm, kad tai vyktų tuo metu, kada yra daugiausia pas mus žmonių atvykę, būtent vasaros laikotarpiu arba žiemos piko metu, bet jų tokia nuostata, kad kurortus ir kurortinės vietovės visuomenė ir apskritai žmonės galėtų matyti ir tokiu sunkesniu laiku. Rudenį, pavasarį, kada vyksta nesezono metas, kada mažiau atvyksta žmonių ir todėl jų nuostata remti būtent tuo metu
organizuojamus renginius ir aš manau, kad mes ir šiais metais 5 renginių pasiūlysim ir ignaliniečiam, ir mūsų ir svečiams, reiškia, ir juos pakviesim būtent tos renginius, būtent kurių didžiąją dalį finansuos būtent turizmo departamentas. Suvažiavimas patvirtino asociacijos prezidento ir atsakingosios sekretorės praeitų metų veiklos ir finansinės ataskaitas, naujus įstatus, nario mokestį. Atsakingoji sekretorė Jurgita Kazlauskienė informavo apie šių metų darbo planą bei pasirengimą 14-ajam Europos kurortų asociacijos kongresui, kuris gegužės mėnesį vyks Birštone, aplankant ir kitus kurortinius miestus. Suvažiavimas pritarė asociacijos kreipimuisi į vyriausybę ir Seimą dėl kurortų įstatymo inicijavimo, taip pat dėl kurortų priskyrimo sveikatos apsaugos sistemai. Pasibaigus suvažiavimu, jo dalyviai pakviesti apsilankyti Lietuvos žiemos sporto centre bei Ignalinos sporto ir pramogų centre. Strigališkės svečiai stebėjo parodomą į šakočio kepimą. Kovo 23 dieną Ignalinoje lankėsi Baltarusijos Breslaujos rajono vykdomojo komiteto pirmininkas Piotras Giškeliukas ir jo pavaduotoja Nina Pučinskaja. Svečiai buvo priimti savivaldybėje, vėliau lydimi rajono mero Bronio Ropės apžiūrėjo svarbiausius Ignalinos miesto objektus – Lietuvos žiemos sporto centrą, Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūrą, biblioteką, katilinę, sporto ir pramogų centrą. Susitikimo metu kalbėta apie rajonų šiandienos aktualijas, bendradarbiavimo perspektyvas, apsikeista suvenyrais. Breslaujos rajono vadovas Piotras Giškeliukas dėkojo už kvietimą susipažinti su Ignalinos kraštu, šiltą priėmimą bei sakė, kad jam tai labai įsimintina kelionė, kadangi Lietuvoje ir Ignalinoje jis vieši pirmą kartą. Šio vizito tikslas yra ne tik pažintinis. Prieš 2 metus buvo pasirašyta Ignalinos ir Breslaujos rajonų bendradarbiavimo sutartis, taip pat sėkmingai vykdoma bendra veikla Euroregiono ežerų kraštas projektuose. Už šios veiklos organizavimą dėkota regiono biuro Lietuvoje vadoviai Romai Ksenzovieniai. Svečiai Ignalinos rajono vadovams perdavė šiais metais Breslaujoje planuojamų renginių programą. Ji bus papildyta renginiais Ignalinoje. Susitikimo metu parodyti filmai apie Ignalinos ir Breslaujos kraštus, kurie išties labai panašūs savo gamta, turizmo galimybėmis. Bendradarbiavimas kaip tik aktyviausiai ir vyksta kultūros, sporto ir turizmo srityse. Šiemet Breslaujoje jau vyko tarptautinės poledinės žūklės varžybos, Baltarusijos atstovai dalyvavo turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje Vivatur Vilniuje, planuojamas tradicinis plaukimo maratonas Ignalina 2009, kaimo turizmo paslaugų teikėjų pažintiniai mainų vizitai, jaunimo mainų stovyklos, draugiškos futbolo rungtynės Ignalinoje, dalyvavimas liaudies kultūros festivalyje Braslavskije Zarnicai ir kiti renginiai. Vienintelė Ignalinos rajone duoną kepanti įmonė įsikūrusi Dūkšte. Iš čia įvairiausi duonos ir pyrago gaminiai jau ne vieną dešimtmetį keliauja į mūsų bei daugelio aplinkinių rajonų parduotuves. O kaipgi patį būtiniausią maisto produktą į rinką teikianti įmonė gyvena šiandien? Duona kasdieninė. Mūsų rajone ji kepama vienintelėje vietoje Dūkšte. Įdomu tai, jog dar prieš keletą metų Dūkšto duonos kepykla balansavo ties išnykimo riba. O faktą, kad ji veikia iki šiol ir gamina tikrai skanę bei sveiką produkciją, galima vadinti ir atsitiktinumu. Pasirodo, buvusią Dūkšto duoną dabar valdanti uždaroji akcinė bendrovė Artera dar prieš keletą metų vykdė su maisto produktų gaminimu visiškai nesusijusią veiklą. Įmonė įsikūrė 1998 metais, vasario 12 dieną. Vilniuje jos pati pradžia buvo siuvimas, siuvo. Pirmi žmonės, tai 7 žmonės dirbo siuvykloje. Po to jinai išsiplėtė iki 120 darbuotojų. Dirbo viskas sėkmingai, viskas buvo labai gerai, bet kai sužinojome, kad bankrutuoja Dūkšto duona ir bus aukcione parduodama šitą kepyklą, nusprendėme sudalyvauti, jeigu pasiseks, ir plėsti verslo šakas, pereiti į kitą sferą. Ir visą tai laimingai pasisekė 2004 metais sausio pabaigoje. Nupirkome šią įmonę. Per keletą mėnesių ją aptvarkėme, gavome leidimus ir balandžio 4 dieną 2004 metų pradėjome gamybą, konkrečiai duonos. Šiai dienai
įmonėje dabar dirba 39 žmonės. Produkcija yra gerai perkama, ją realizuojame Rokiškio, Zarasų, Ignalinos, Utenos, Molėtų, Švenčionių, Vilniaus apskrity. Daugybės pavadinimų duona, batonus, bandeles, keksiukus ir panašius skanėstus kepanti bendrovei Artera priklausanti duonos kepykla dabar laikosi palyginti neblogai. Tačiau dar prieš porą metų buvo iškilusi dilema – būti ar nebūti. Seniai kelių dešimčių metų senumo duonos kepimo įrenginiai buvo visomis prasmėmis pasenę, tad nutarta ieškoti finansinės paramos. Ja Dūkšte įsikūrusi duonos kepykla gavo laimėjusi Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros kasmet skelbiamą finansinės paramos konkursą. Nusprendėm dalyvauti paramos gavime 2007 metais, parašėm projektą. Jis buvo patvirtintas gale metų ir ta prasme sėkmingai viskas išėjo, atnaujinom visą kepyklos įrangą, pilnai naują paleidome, sukūrėme 6 papildomas darbo vietas. Turėčiau dar pažymėti, jeigu nebūtume sudalyvavę ir nebūtume išlošę šito konkurso, tai būtų kepykla ko gero užsidariusi, kadangi buvo įranga jau ir morališkai, ir techniškai buvo pasenusi. Kadangi viskas yra atnaujinta, tai dabar ir gamybos kiekiai žymiai padidėjo, apyvartos įmoniai padidėjo ant 50%, įdiegus naują įrangą palyginus su 7 metais, 8 metais. Tačiau šiais laikais konkurencija kiekvienoje verslo šakoje, taip pat ir duonos bei pyrago gaminių, yra didžiulė. Kaipgi šioje konkurencinėje kovoje pavyksta išsilaikyti nedidukiai Dūkšto kepyklai? Atsakymas paprastas – sėkmės paslaptis, senoviniai receptai ir jokios chemijos. Konkurencija yra labai milžiniška, važiuoja į šitos regionus net iš Žemaitijos veža duoną, iš Lazdijų. Tad turim kepti tik labai kokybišką duoną ir dar didžiulis pliusas įmonėje tai, kad mūsų produkcija gaminama be raidžių, be chemijos, viskas senoviniais receptais, iš raugo viskas gaminama, pagerintojų nededama, pagreitintojų. Vat dėl kokybės ir su kokybė ta prasme ir bandome prasimušti į rinką. Tie, kas supranta, būtent perka mūsų duoną, kadangi jinai yra be chemijos. Žmonės tai vertina. Su sena įranga tokia kokybė nesigaudavo, kartais išeidavo ir broko, ir patižusi duona. Būdavo visokia situacija. Dabar praktiškai broko nebūna. Na ir keliais sakiniais apie pačią produkciją. Jos čia kas naktį iškepama daug ir pačios įvairiausios, o tų rūšių nei daug nei mažai, gerokai per 60. Šiuo metu kepam apie 66 pavadinimus produkcijos, tai iš jų yra 11 duonos, 7 batonų rūšys, tada 15 pyragų ir kažkur apie 33 bandelių, keksiukų ten rūšių. Pas mus yra kepamas duona su natūraliu raugiu, be jokių priedų, be chemijos, kaip anksčiau kepdavo močiutės. Būtent dėl šios priežasties Dūkšte kepamos duonos ir jos gaminių galiojimo laikas yra trumpesnis. Tačiau tokia duona yra tikrai sveikesnė ir skanesnė nei ta, kurią gaminant naudojami įvairūs cheminiai preparatai ir pagardai. Tam, kad duona ant kiekvieno iš mūsų stalo patektų kuo šviežesnė, ji čia kepama ne tik dieną, bet ir naktį. Paskutiniai kepyklos darbuotojai, kurių rūpestis duoną sufasuoti ir pažymėti, į namus išeina tik apie 6 valandą ryto. Vėliau duonelė ir gardūs pyragai kraunami į bendrovės Artera automobilius ir iškeliauja pas valgytojus. Kadangi ši įmonė šiemet yra laimėjusi kelių rajonų mokyklų viešojo maitinimo konkursus, tad švieži ir skanūs Dūkšte kepti duonos gaminiai patenka ir ant Ignalinos bei aplinkinių rajonų moksleivių pietų stalo. Ignalinos mieste Dūkšte iškeptų duonos gaminių ir įvairių bandelių galima įsigyti Danaltos prekybos centre bei parduotuvėje Klevas įsikūrusioje Atgimimo gatvėje. O tikriems gurmanams, norintiems įsigyti ypač šviežios, dar krosnimi kvepiančios duonos, patariame atvykti į Dūkštą. Šalia kepyklos veikiančioje firminėje bendrovės Artera parduotuvėje kiekvieną dieną šviežios, ką tik iškeptos duonelės rasite jau nuo 8 valandos ryto.
Labadiena, informacija iš policijos komisariato. Per savaitę policijos komisariate užregistruotos 5 nusikalstamos veikos, 3 vagystės, 2 plėšimai. Vagystės. Kovo 16 dieną 8 val. Gautas Naujojo Daugėliškio kaimo gyventojos pranešimas, kad po apsilankimo pas to paties kaimo 37 metų gyventoja pasigėdo savo mobiliojo ryšio telefono. Žala 399 litai. Tyrimo metu nustatytas įtariamasis 37 metų to paties kaimo gyventojas. Kovo 25 dieną apie 7 val. Gautas Didžiasaliečio pranešimas, kad Ignalinos rajone Didžiasalio kaime Karalyčios gatvėje išlaužtos jam priklausančio rūsio durys ir iš vidaus pavogta elektrinis grąžtas, žvejybos įrankiai, bulvės ir kiti įrankiai. Žala tikslinama. Tyrimo metu nustatyti 2 įtariamieji – 45 ir 26 metų Didžiasaliečiai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kovo 25 dieną apie 11 val. Gautas Visaginiečio pranešimas, kad Ignalinos rajone Bikėnų kaime, išėmus jam priklausančio namo 2 lango stiklus, buvo įsibrauta į vidų ir iš ten pavogta televizorius Sony ir Sony magnetofonas su kolonėlėmis. Žala 1500 litų. Įvykio aplinkybės tyriamos. Plėšimai. Kovo 21 dieną 10 val. Gautas Ignalinos rajono Dainių kaimo gyventojos pranešimas, kad Ignalinoje Ateities gatvėje iki parduotuvės pastate pranešėjos buvęs sutuoktinis panaudojęs prieš ją fizinį smurtą, iš džinsinių kelnių kišenės pagrobė jai priklausantį mobiliojo ryšio telefoną ir raktą nuo namų. Žala 150 litų. Kovo 23 dieną 10 val. Gautas Švenčionėlių rajono Trūdų kaimo gyventojo pranešimas, kad šių metų kovo 22 dieną 20 val. Ignalinos rajone Mielagėnų kaime 2 kaukėti vyriškiai išlaužė duris ir įsibrovė į 89 metų gyventojai priklausančius namus. Ją sumušė, pagrobė mobiliojo ryšio telefoną bei tuščią piniginę. Žala 80 litų. Išaiškinta 13 administracinių teisės pažeidimų. Vienas asmuo nubaustas už gyvūno laikymo taisyklių pažeidimą. Vienas asmuo už akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą. Vienas asmuo už nedidelį chuliganizmą. Vienas asmuo už tėvų valdžios nepanaudojimą. 8 asmenys už alkoholinių gėrimų gėrimą viešose vietose. Išaiškinti 76 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Išaiškinti 3 neblaivūs vairuotojai, 37 vairuotojai, kurie viršijo leistiną greitį, 12 vairuotojai, kurie vairavo neužsisegę saugos diržo. Už vairavimą esant neblaiviems nubausti Andrius Nemeika, gyventis Ignalinoje Turistų gatvėje, 2000 litų bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemonės 2 metams. Kazimieras Žuromskas, gyventis Rimšies kaime, 1000 litų bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemonės 1 metams. Povilas Baltakys, gyventis Jonėnų kaime, 2000 litų bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemonės 2 metams. Šiandien tiek, viso geriausio. Tai būna ne tik filmuose. Tai būna realiame gyvenime. Vairuotojau, ar tavo noras viršyti greitį toks stiprus, kad dėl to gali užmušti žmogų? Olimpinis judėjimas pastaruoju metu plinta ne tik šalies sporto visuomenėje, vis plačiau jis užvaldo ir šalies mokyklas. Ignalinos rajono gimnazijoje šią savaitę surengta olimpinė diena vyko jau 7. kartą. Vieni pirmųjų šalyje prieš keletą metų pradėjo rengti olimpinės mokyklų žaidynės, Ignalinos moksleiviai nelieka olimpinio judėjimo nuo šalyje ir dabar. Savotiška olimpinė popietė, o gal net olimpiada Ignalinos rajono gimnazijoje praėjusį ketvirtadienį buvo surengta jau 7. kartą. Tiesa, šįsyk renginys buvo kiek neįprastas. Moksleiviai olimpinės popietės metu ne tik sportavo. Kartu su įvairias disciplinas gimnazijoje dėstančiomis mokytojomis, jie kūno kultūros temomis bendravo biologijos, chemijos, dailės, šokio ir net muzikos užsiėmimų metu. Beje, moksleivių pasveikinti gražaus renginio proga į gimnaziją šią savaitę atvyko ir didelis būrys įvairių specialybių pedagogų iš visos Respublikos.
Taip pat susirinkusiuosius sveikino ir svečiai iš įvairių su sportu bei kūno kultūra ir jos mokymų susijusių šalies organizacijų. Pedagogų profesinės raidos centro, Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro bei Lietuvos olimpinės akademijos. Be abejo žodį tarė ir rajono gimnazijos direktorė Birutė Smalienė bei savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė. Na, o jau prasidėjus sportinėms varžyboms bei darbui įvairiose sekcijose, tądien vieną iš svečių pakalbinome ir mes. Viešnios be abejo klausėme, kodėl tokiam dideliam kūno kultūros specialistų renginiui pasirinktas būtent mūsų miestas. Na, nesunku atsakyti šitą klausimą, kadangi Ignalinos rajono gimnazija labai aktyviai įsijungė į projektą vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose ir jau nuo 2002 metų dalyvauja šiame projekte. Šiame projekte dalyvauja virš 100 Lietuvos mokyklų ir jūsų gimnazija yra labai aktyvi. Nuo pat pradžių jinai lankėsi įvairiuose seminaruose, konferencijose ir vykdė šias žaidynės, kaip ir daugelis kitų projekto dalyvių. Taip, kad jinai yra išskirtinė tuo, kad čia yra tiesiog labai geros sportavimo sąlygos ir labai aktyvūs kūno kultūros mokytojai. Šis olimpinis renginys tik šiemet gerokai prasiplėtęs ir pasipildęs Ignalinos rajono gimnazijoje vyksta jau 7. kartą. Tačiau daugybė panašių sporto švenčių kasmet organizuojama ir kituose šalies miestuose. Panašus renginiai vyksta visoje Lietuvoje. Iš tiesų šitas projektas sujudino įvairias Lietuvos mokyklas, kurios ir iki to labai gerai dirbo. Tačiau projektas apjungė ir parodė gerąją patirtį. Mokytojai atvykę į seminarus, jie dalinasi gerąją patirtimi ir kviečia į tokius seminarus kaip ir šis. Labai aktyvus yra Radviliškio rajonas. Yra daug įvairiausių Lietuvos mokyklų, kurios taip pat vykdo šias olimpinės dienas. Ir ištisus metus nebūtinai čia yra tam tikra data, nors aišku, birželio mėnuo, kai yra olimpinė diena, aktyviausiai būna suaktyvinamos mokyklos, tačiau visus metus, kada tik tai patogių laikų mokyklos vykdo, iš tikrųjų. Na ir sakykit, olimpinis judėjimas, olimpinė diena ir olimpiada, tai bet kuriuo atveju siejasi su profesionaliu sportu, lyg tai šios savokos. Kaip iš tikrųjų yra, kaip kūno kultūros mokytojai, kaip jūs, kaip, vadinkim, šiek tiek daugiau valdžios atstovai, su kuo jūs labiau siejate šios renginius? Ar su masiniu sportu, ar vis tik su tuo, ką mes paskui matom didžiosiose arenose? Na, aš noriu priminti Piero Kuberteno pirminę idėją, kad vis dėlto olimpinės žaidynės buvo skirtos mėgėjams, ne profesionalams. Tai, ką jos įgijo dabar, kokią atspalvį, yra truputėlį kitaip. Taigi tas pradinis mėgėjiškas sportas kaip ir lieka užmirštas. Būtent šituo projektu mes ir norime priminti mokiniams, priminti mokytojams pirminę olimpinių žaidynių idėją, kad profesionalaus sporto nebus be pirminio ištakų, be masinio judėjimo. Ir iš tikrųjų olimpinės vertybės, olimpiniai idealai, jie turi būti formuojami jau mokykloje, net ir darželiuose. Taigi mes plėtojame šitą masinį judėjimą ir olimpinių vertybių pagrindų skatiname vaikus judėti, įsitraukti sporto judėjimą. Ir svarbiausia idėja šito projekto, tai kad nebūtų siekiama pergalės bet kokia kaina. Kad iš tikrųjų vaikai išmoktų varžytis garbingai, kilniai, kad mokėtų pralaimėti, kad jaustų džiaugsmą sportuodami. Būtent tai rajono gimnazijos auklėtiniai šią savaitę surengtame olimpinėme renginyje ir darė. Pasidalinę į grupės, jie sportavo, piešė, klausėsi muzikos. Nors žinoma svarbiausias veiksnys sporte yra sveikas ir gražus kūnas, kurio be abejo nebūna, jei serga siela. O pats sportas mokyklose turėtų būti, nors greičiausiai taip ir yra, ne įrankis pergalėms siekti, bet tiesiog galimybė gyventi sveiką ir pilnavertį gyvenimą. Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla tokia, kokių Lietuvoje keli šimtai. Tačiau iš tikrųjų ji yra kiek kitokia. Čia mokosi tikrai patys gabiausi ir gudriausi vaikai. Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Jau kuris laikas penktadienio vakarais nacionalinio transliuotojo kanalu rodomas televizijos projektas Lietuvos tūkstantmečio vaikai prie ekranų sutraukė didžiulius šios smagaus pažintinio žaidimo gerbėjų. Mūsų rajone jis dar populiaresnis, o to priežastis gana paprasta. Iš didžiausios rajone Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos į šią Lietuvos televizijos laidą filmuotis vyko net 10 moksleivių, kuriuos jau vien dėl to drąsiai galima vadinti tikrais tūkstantmečio vaikais. Na, o šią savaitę su visais gudreisiais kudabiečiais bei juos į konkursą lydėjusiomis mokytojomis
Susitikome ir įsitikinome, kad jie tikrai patys šauniausi. Pažintį pradėjome nuo vyriausių. Kaip ten tie laipteliai konkurse, iki kur nukeliavai ir kur teko dėja pasitraukti? Tai va, pusfinalį, jau tam paskutinėme etape susidūriau su savo drauge, Sigutė. Nu ir jinai mane aplenkė, nors visą šiaip tai konkursą pirmavau. Taip jau likimas susiklostė. Nu, finale po antro etapo iškritau, nes ten jau klausimai tokie nelengvi buvo. O kai susidūrėjai su savo drauge televizijoje, prieš televizijos kameras, draugų, akivaizdoje, mokytojų, ir kai jinai tave matei, kad aplenkė, nesukirbėjo tokia velniška mintis, kas čia dabar darosi, draugė, ir aplenkė, šitaip negražiai padarė. Tai aišku, sukirbėjo, bet ką padarysi, daugiau žino, tai galbūt ir tas, tie klausimai, ten laimės dalykas, įsirenki ir čia priklauso ne nuo tavęs, kokį klausimą duos. O įmanoma viską žinot, ko ten klausinėja? Kaip mums čia sakė, kad gali žinot 100 atsakymų, bet paklaus to, į kurį atsakymą nežinai. Taip ir buvo. Finale tai taip, tu supranti. Panašiai. Gerai, tai iš karto nestabdydami gal klausiam draugės tik vardo pavardės, nežinau. Sigutė Tynelytė iš 8D klasės. Ir kitos draugės Skriaudikė, kiek žinau, esi. Tai kaip ten tas dalykas atrodė, kaip ten pasisekė nuskriaus. Aš suprantu, kad pati tai nesijautei, kad kažką blogo padarai. Na, tai tiesiog trečiame etape atsakiau vieną klausimą ir pakilau į antrą vietą ir mes likom kartu finale ir taip jau gavosi. O tai dar tam ir finale vienam laimėjai, ar ne? Juk nurungiai kaip tik savo draugę, nežinau ar klasiokę. Draugę. Tai kaip ten tas vaizdelis atrodė? Na, šiaip džiaugiausi tada ir tada, kai patekau į finalą, iškritau po pirmą etapą. Bet nenuliūdau, nes vis tiek čia tik žaidimas. Beje, aštuntokių kudabiečių gilių įsitikinimų tai, kad jos pateko į šį konkursą ne tik moksleivių, bet ir puikių Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos pedagogų nuopelnas. Mergaitės, iš Kudabos mokyklos dalyvavo neabejotinai daugiausiai šitam konkurse ir dvi net jūs buvot patekę į finalą. Kaip jums atrodo, ta mokykla gal kažko ypatinga, kad tiek daug tokių protingų vaikų išugdė? Na, šiaip ir mokytojai tikrai geri ir patys vaikai stengiasi mokytis, nori daug žinot. Direktorė čia sufleravo, kad Žygis tokį bairį buvo išmetęs, kai turės vaikų, juos leis į Kudabos mokyklą mokytis. Ar tai tiesa? Na, per filmavimą tai tikrai. Tikrai? Taip. O jūs, kai turėsit, vis tiek ateis toks laikas kada nors vaikų, ar gali dar sukirbėti mintis, kad kažkur tai juos leisti ne į Kudabos mokyklą mokytis? Na, nežinau, dar pagyvensim, pamatysim. Priklauso nuo to, kur gyvensim. Bet jeigu gyvensi čia, juk rinktis visada galima ir Švenčionys, Vilnius, Zaros. Tik čia. Dėl to, kad arčiau ir dėl to, kad iš tikrųjų čia patys geriausi ne tik moksleiviai, bet ir mokytojai. Tik aišku. Žodžiu, aš tiek suprantu, ne viskas, ką jūs žinote, yra tik tai iš televizijos, interneto, knygų, draugų pasakojimų. Dalį žinių bent jau duoda ir mokykla. Tai taip, kaip ir visur. O ką apie tai mano aštuntokių mokytojos? Na ir kaipgi sekėsi mergaitėms, jos jau pasakojo, o kaip sekėsi jums studijoje? Labai rankos tirtėjo? Rankos labai netirtėjo, labai rūpėjo žinoti, matyti, kaip seksis mūsų vaikams, mūsų mergaitėms. Iš tikrųjų, jos yra vertos abidvi tapti tūkstantmečio vaikais, jos labai įvairioje veikloje dalyvauja. Sigutė yra išrinkta ir šauniausia kudabietė, taip kad tikrai tikėjau jos sėkme ir labai džiaugiausi. Ir turbūt tai, kad jos netapo pačiom pačiausiom, nes juk aštuntokų Lietuvoje net ne viena 10 000 turbūt. Bet vien tai jau, kad dalyvavo, tai didelis pasiekimas. Didelis pasiekimas. Iš tikrųjų jau atrinkimas ir patekimas į laidą, į projektą Lietuvos tūkstantmečio vaikai, iš tikrųjų yra pasiekimas.
žinome, kad ir aš tikrai žinau, kad Sigutė turi daug žinių, daug geba, daug gali, ir tai buvo vienas iš jos konkursų su tiesiog tokia nauja patirtim. Ir reikia taip pat ir sėkmės, ir tiesiog gebėjimo greitai išgirsti, reaguoti į klausimą. Iš tikrųjų šaunuolė. Džiaugiuosi labai jos laimėjimais. Žinoma, mes ir važiuodami tikėjomės, kad vis dėlto šitos mergaitės turėtų kažką tai pasiekti. Labai džiaugiausi ir didžiavausi, kad iš Kudabos mokyklos važiuoja 2 net iš karto. Ir buvo vienintelė mokykla, gal per visas laidas, kur dalyvavo iš tikrųjų šitame žaidime keli mokiniai. O kada išėjo į finalą jau ir abi dvi stovėjo, žinau, tikrai buvo toks pasididžiavimas ir sėdėjo ten aplinkui mokytojai iš kitų mokyklų ir visi, tai čia sako, kokia čia mokykla, Kudabos, Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla. Tai buvo iš tikrųjų džiugu, smagu ir tas sirgimas buvo dėl abiejų, kadangi tiek Sigutę mokau, tiek Deimantės auklėtoja esu ir mokau. Ir kurį jį bebūtų laimėtų, vis tiek tai buvo, žinot, savas žmogus, savas vaikas ir džiaugsmas buvo begalinis. Beje, ne ką mažiau šaunios ir kudabietės 7-okės. Jų į tūkstantmečio vaikų konkursą iš šios mokyklos pateko taip pat 2. Ruošėsi kaip nors specialiai jau, kai sužinojai, kad važiuosi? Tiesiog paskaitinėjau kelias knygas, bet tenais tokie klausimai, ne knygo, iš bendro išprusimo, ten nelabai ir pravertė tas knygos. Ir kaip tas tavo bendras išprusimas pasirodė, geras jisai, aukštas? Net nežinau, iškritau po 2 etapo. Tai, netoks jau blogas, ar ne? Lyg ir gerai. Labai apmaudu buvo. Ne, kažkaip galvau dar vis tiek, gal čia ne paskutinis kartas, kai gali išbandyti taip savo jėgas. O tarp 7-okų, tiesa, kaip ten protingesni berniukai ir mergaitės, kaip pačiai atrodo? Nežinau, yra visokių. Yra ir mergaičių labai protingų, ir berniukų nemažai. O tam konkurse? Tam konkurse tai buvo po 6 ir mergaičių 6 ir berniukų 6. Bet nežinau, pasirodė, kad berniukai protingesni. Žinau, kad begaliai konkursų dalyvauja, ne tik šitam. Tai kuo tau šis buvo išskirtinis? Nežinau, šiaip ir tokios patirties įsigijo, nes ir televizija, dar nebus televizijai. Tai tą tokią ir kaip užkulisius pamačiau, ir kaip ten visus dresiruoja, kada plot, kada šaukt. Tai va, taip įdomu buvo. O tas televizijos supratimas pasikeitė po to, kai tu tą virtuvę iš tikrųjų pamatėjai, kaip ten viskas vyksta? Tiesiog, šiaip kažką panašaus ir maniau, bet jau kai pamačiau, kaip ten scenos padarytos, sulipnė juostos, suklijuotos, tai tiesiog taip per televizorių tikrai taip netrodo. Viskas per televizorių atrodo daug gražiau negu yra iš tikrųjų, ar ne? Taip, iš tiesų. Jeigu šnekam apie patį konkursą, kaip pačiai ten sekėsi? Aš tai iškritau po 1 etapo, bet tikrai nenuliūdau, nes nepralaimėję netampa lyderiais. Oho, kaip čia protingai. O sakyk, paskui jau, kai grįžai į Ignaliną, kaip ten tas bendravimas keitėsi, nesikeitė, tėvai pagyrė, gal tortą nupirko? Niekas ten nepasikeitė, šiaip visi ir mane taip pažįsta, šitaip žvaigždė. Čia pajuokavau. O čia į konkursą 7-okės lydėjusių klasių auklėtojų nuomonė apie patį konkursą ir savo auklėtinės. Sakykite, o kaip čia išėjo, kad iš mūsų mokyklos tiek daug mergaičių, negi čia ta mokykla tik protingas mergaitės augina ir 7-okės ypatingai? Turbūt, kad taip išeitų. Berniukai jau lieka 2 vietoj. Tai berniukai kitais dalykais susiminėja kažkokiais? Turbūt berniukai pasirodo ar parodo savo gebėjimus kitose srityse, kitoj veikloje. Sportuoja labai, taip. O mergaitės skaito daug labai knygų, žiūri televizijos turbūt daugybę įvairiausių laidų, internete naršo ir dėl to yra protingos ir patenka į konkursus. Tai kaip jam ten sekėsi ir kaip jums sirgti ten sekėsi už jas? Iš pradžių labai jaudinausi iš tiesų, nes tikrai labai norėjau, kad Lygaudė, aišku, laimėtų, bet taip neįvyko, bet paskui tikrai nenusiminė ir už Laurą, aišku, sirgau, nes kadangi irgi mokau Laurą. Tai iš tiesų buvo labai smagu, patiko ir tikrai. Tokie konkursai, vadinkim, pasižiūrėjus, dabar jis respublikinis buvo, jį visą Lietuvą matė. Jeigu kažkokie panašus, gal regioninių principų vyktų, ar Utenoje, ar Ignalinoje, ar smagu būtų, kad tokie dalykai žinių skatinimo nueitų ir šiek tiek į provinciją. Aš manau, kad labai būtų girtina
ir tikrai būtų labai smagu ir tikrai reikėtų kuo daugiau tokių projektų, tokių konkursų, kad tikrai mokiniai galėtų išbandyti savo jėgas ir pasirodyti. Kaip dabar klasėje tie vaikai iš tikrųjų, juk jų kudabiečių labai daug ir turbūt ne tik septintokus mokot ir kitus. Vaikai tai sako, kad jie nieko nepasikeitė tokie patys, o kaip mokytojam šiek tiek iš aukščiau atrodo. Nu, nežinau. O kaip mokytojai iš tikrųjų nenuolaidžiauja dabar tiem vaikam? Ne, nenuolaidžiauja, tikrai reikalauja taip kaip iš visų vaikų ir viskas tikriausiai taip kaip ir buvo, taip ir liko. Sąžiningai sakot, nerašot aukštesnių pažymių? Ne, sąžiningai tikrai pagal žinias rašom pažymis. Ne pagal dalyvavimo konkursuose rezultatus? Ne. Pakalbinome ir kudabietės šeštokės. Jų šiame konkurse dalyvavo net 4. Aš esu Gytė Baturaitė iš 6B klasės. Kaipgi tu patekai į tą konkursą, apie kurį dabar visa Ignalina šneka? Man apie šį konkursą papasakojo technologijų mokytoja ir paragino užsiregistruoti. Ir tada? Ir tada man paskambino iš LRT, pateikė klausimus, šiek tiek atsakiau, beveik visus atsakiau ir tada mane jau pakvietė filmuotis. O kai jau nuvykai filmuotis, kaip ten tas jausmelis buvo? Faina buvo ar baisu? Baisu nebuvo. Buvo labai įdomu pakliūti tenai ir susipažinti su kitais protingais vaikais. Tai jūs ne tik tiek, kiek ten rodė per televiziją toje laidoje, bet ir šiaip dar turbūt bendravot, šnekėjotės? Taip, bendravome su daugeliu mergaičių. Tik su mergaitėm? Aha. Na, o kaip dabar jautiesi, tiesa, kokie tavo pasiekimai tam konkurse? Iškritau pačiame pirmame etape, bet draugai jau pradėjo vadinti tūkstantmečio vaiku. Tai čia kodėl taip? Vien dėl to, kad patekai? Aha. O labai apmaudu buvo, kai iš karto iškritai? Labai, bet... Verkiau, bet po kiekvieno suklupimo galima pasiekti daugiau. Tai sakyk, kada dalyvavai konkurse ir kaip ten jį patekai? Patekau, pakvietė pavaduotoją ir reikėjo užpildyti anketą per kompiuterį. Ne pati kažkur radai, o pavaduotoją pakvietė. Ar sunkus tos anketos klausimai buvo sudėtingi? Nelabai. Įdomus. O kaip jautiesi, kai sužinojai, kad tave kviečia į televiziją? Apsidžiaugiau. Faina buvo? Taip. O pačioje televizijoje? Labai įdomu ten. Pamatyti viską buvo. Nebaisu buvo? Ne. Nei kiek ir nešalta, nekaršta, nesidarė nieko visai? O klausimai ten studijoje sunkus buvo? Taip. Tokie sunkoki. O kaip tau sekėsi tenai? Nelabai. Nelabai tai kaip? Taip, po pirmo etapo iškritau. Klausimai sunkus buvo? Šiaip, daugelis ten buvo lengvesni, bet keletas buvo ten tokie sunkesni. Tai, o pati patekai į tolimesnius tos laidos etapus, ar irgi kaip kai kurios tavo kolegės, tiesiog teko pasitraukti iš karto? Iškritau antrame etape ir iškritau. Labai verkiai? Ne. Visai neverkiai? Ne, galvoju, bus dar tų kartų. O sakyk, jeigu tokie konkursai, tarkim, šiemet, specialiai tūkstantmečių Lietuvos skirtas ir aišku pirmą kartą vykdomas toksai, jeigu būtų ir kitais metais, dar kitais, kasmet, jeigu būtų, bandytum dalyvauti? Bandyčiau. O štai viena kudabietė šeštokė nukeliavo ir kur kas toliau už savo bendraamžės. Tačiau dėl to, sako, nesijaučianti kuo nors pranašesnė. Tam jau pusfinalį patekus, ten jau ypatingai reikia ir daug žinoti ir turbūt gerokai sunkiau negu pačioje atrankoje. Kaip ten sekėsi ir tie, kaip tos klausimus, ir kaip tu jautysi, kai pasirodo, ėmė ir nepataikiai? Nežinau, galvau, bus dar tų klausimų, taigi ne paskutinis. O kai buvo paskutinis? Neatsimenu gerai, man atrodo. Nebuvo labai apmaudu, kad tiek nedaug trūko iki to paties finalo? Ne, bus tų konkursų. Bus, tai bus, o tiesa, kaip dabar mokykla jautiesi, taigi iš šeštokių turbūt be netoliausiai nuėjai, ar ne?
kaip gal pagiria kas nors, draugai, gal berniukai taip kažkaip jau atlaidžiau geriau žiūri. Nežinau, tas pats kaip ir anksčiau. Na, o su šeštokės į konkursą lydėjusią mokytoją, beje, vienos iš dalyvių mama, kalbėjomės rimtai apie tokių konkursų naudą vaikams. Konkrečiai šis ir panašus tokie lavinamieji konkursai, jie duoda daugiau turbūt naudos negu žalos vaikui. Žinoma, tikrai vienareikšmiškai, tikrai daugiau naudos, labai daug naudos, nes aš manau, iš tų dalyvių, tai jau gal kokiu 100% visi turėtų žiūrėti tolimesnius tuos įrašus, laidas, o sirgaliai irgi, kiek aš žinau, dauguma labai domisi šio konkursu. Ir ne tik konkurso, aš suprantu, tas konkursas juk žinių, tai ir žinių kažkaip tai mieliau semėsi. Čia tas ir yra, kad čia lyg tai labai lengvai, labai laisva forma tokia, sužinai kažką daugiau ir tai labiau užsifiksuoja negu kaip jie vis tokia mada dėjuot, kaip čia sunku mokykloje, kaip ten mokyti sunku, o čia lyg tai savaime kažkaip tos žinios įeina, tai labai yra sveikintina. Beje, negalvokite, kad Lietuvos tūkstantmečio vaikų konkurse dalyvavo tik ignalinietės mergaitės. Buvo jame ir kudabiečių berniukų, ir tikrai ne bet kokių. Ar to, ko ten klausinėjo, moko jūs mokykloje? Nu, nemoko. Tik kelis kokius klausimus gal galima išpamokų. Tai galima suprasti, kad čia šioks toks priekaištas mokytojam, kad galėtų mokytojai šio to pamokyti, kas ne vien vadovėliuose, ar ne? Tiesiog čia iš aukštesnių klasių, man atrodo, vadovėlių. O taip pats kaip tų žinių sėmėsi, iš kur tos žinios? Pasiskaičiau knygas kelias mokyklinis, bet nepadėjo nieko, nebuvo jokių panašių klausimų. Bet į kai kurios klausimus tai vis tiek atsakėjai ir pataikėjai, iš kur tu juos žinojai? Tėtis, mama pasakė mokytoja, ar pats tiesiog kažkur matei, skaitėjai, žinojai, girdėjai? Žodžiu, žinių pilna galva. Na, o kol mes su vaikais smagiai kalbėjomės, kažkas pasibeldė į duris, įėjo į klasę, o pamatę vaikiną vardu Giedrius, visi kažkodėl pradėjo ploti. Įdomu, kodėl? Esu Danutė Labutienė, 5-osios C vadovė ir dalyvavo mano Giedrius Pakalka, kuris tapo Lietuvos tūkstantmečio penktoko. Oho, tai jūs dėl to turbūt esate dabar pati laimingiausia mokytoja mokykloje. Ar nesimato? Matosi. O sakykit, Giedrius klasėje įsiskiria ko nors iš tikrųjų? Gal tuo, kad jisai yra rimtas žmogus. Jisai žmogus, kuris labai apsiskaitęs, apsišvietęs, bet kai aš mėgstu vaikam kitiems sakyti, tik tuščia statinė garsiai skamba. Jis laiko savyje visas žinias. Nu, be abejo, kai tų žinių prireikia, jos išplaukia į paviršių. Aš 5-osios klasės tik pusę metų vadovė, nes nuo rugsėjo ne tiek daug, bet iškart pajutau, kad Giedrius yra tas, su kuriuo galima dalyvauti tokiam dideliam konkurse, tokiam dideliam projekte. Ir neapsirikau. Ar sapnavot kokiam nors sapne, kad Giedrius gali ne tik dalyvauti, bet ir tapti pačiausiu? Kaip pasakius, kad jis į finalinį ketvertuką paklius, kažkodėl buvau šventai įsitikinusi. O kad tūkstantmečio vaiku taps, trupučiuką svajonės tiek toli nesiekia. Beje, pats Lietuvos tūkstantmečio penktokas, nors apie tai kol kas žino tik kudabiečiai, buvo labai jau nekalbus. Gal dėl to, jog į tuščią ir skambantį puodą Giedrius tikrai nepanašus. Aš esu Giedrius Pakalka iš 5 C klasės. Ir prie šitų savo žodžių dabar gali jau drąsiai pridėti, kad esi ir Lietuvos tūkstantmečio penktokas. Teisingai sakau? Kaipgi tau ten pavyko laimėti prieš visus Lietuvos penktokus? Nebijok, nesijaudink, aš įsivaizduoju, kad televizijoje turbūt dar sudėtingiau buvo, ar ne? Ruošėsi specialiai? Skaičiau enciklopedijas, naršiau internete, sprendžiau kryžiažodžius. Ar padėjo kažkiek galbūt ir mokytojas pasiruošti? Taip. Ir pabaigai kelios Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos direktorės Danutės Jatulės mintys apie tai, kaipgi nutiko, kad kudabiečių į šį konkursą pateko šitiek daug.
Jeigu galima tą virtuvėlę, kaip mokykla sužinojo apie tą konkursą ir kaip paskui tie vaikai buvo atrenkami. Šie metai yra skirti Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimui. Buvo sudaryti įvairūs planai, kaip mes tą dalyką, kaip minėsim, kokius renginius darysim, konkursus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aišku, tą dalyką planavo ir kitos institucijos. Ir būtent atėjo toksai paskelbtas buvo konkursas, atėjo raštas, paraginimas, kvietimas, kad galėtumėm dalyvauti, atrinkti vaikus. Ir tada mes nutarėm, kad būtent tikrai pas mus yra labai daug gabių, gudrių, kaip Žygis sakė, pačių gudriausių mokinių. Ir buvom tiesiog ne tik tai, kad kvietėm, bet tiesiog prašėm, net ir reikalavom, kad jie registruotųsi. Kaip sako, reikia protingam vaikui duoti šansą kur nors save išreikšti. Na, o tai, kad nuo šiol tūkstantmečio vaikais vadinamų moksleivių daugiausiai mokosi būtent Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje, turbūt neatsitiktinumas, o tiesiog malonus faktas. Aišku, aš nesigiriu, bet tik tai aš konstatuoju faktą, kad mūsų mokykla yra šauniausia. Ir čia niekas negali paprieštarauti. Aš manau, kad ne. Nuo kovo 25 iki balandžio 8 dienos Ignalinos rajono viešojoje bibliotekoje eksponuojama 9 Vilniaus menininkų tapybos darbų paroda Ignalina, Dūkštas, Turmantas miestelių istorijos. Paroda skirta geležinkelio Sankt Peterburgas Varšuvos statybos 150-osioms metinėms. Ignalinos istorija neatsiejama nuo geležinkelio. Miestelis pradėjo augti, kai 1862 metais buvo nutiestas geležinkelis Sankt Peterburgas Varšuva. Šiemet minimos šios seniausios šalies geležinkelio statybos 150-osios metinės. Ignalinos viešoje bibliotekoje eksponuojama paroda vienas iš tai progai skirtų renginių. Paroda Ignalina, Dūkštas, Turmantas yra Lietuvos geležinkelių muziejaus vykdomo projekto dalis. Na, ši paroda tokia išties netradicinė, skirta jubiliejui ir kaip apskritai jūs užsimezgėtis ryšys su Lietuvos geležinkelių muziejumi. Šią parodą mums pasiūlė atsivežti iš Vilniaus geležinkelių muziejaus kultūros specialistė Rasa Juodagalvienė. Ir taip užsimezgė mūsų bendravimas būtent su tuo muziejumi ir jo vedėja Lapėnienė. Gana įdomus pašnekesys buvo, labai norėjom pasikviesti ir tuos dailininkus, kurie tapė šitos paveikslus. Tik tai gaila, kad ir sunkus laikai, bet jie visi labai dirba, neturi laiko atvykti į Ignaliną. Tačiau gal tos nebus nuviltos tie lūkesčiai nuvilti žmonių, ateis pasižiūrės, gal kažką ras savo pažįstamo įdomaus. O ši paroda tai lik ir duoklė kraštotyrai. Vis tik tai su geležinkeliu Ignalina susijusi labai stipriai. Ir tie paveikslai, žmonės, kurie lankys tą parodą, galbūt turėtų žinoti, kad jie nėra realistinis pavaizdavimas būtent tų miestelių, kurie yra toj kelio atkarpoj. Tai yra tikriausiai tie įspūdžiai, kuriuos pajuto autoriai čia pabuvoję. Ir kiek supratau, ir pačioje Ignalinoje čia buvo, fotografavo, vaikščiojo. Taip, jie buvo čia, vaikščiojo ir yra čia pas mus eksponuojama tos nuotraukos, kurias jie patys paveikslavo, darė. Ir paskui tų nuotraukų, tų įspūdžių vedini, jie išgalvojo istorijas ir tų menamų istorijų dėka gimė šie paveikslai. Tai yra projektinis darbas. Tai yra 4. projektas, būtent geležinkelių muziejaus, ir buvo pažvelgta į tokį techninę civilizacinę eigą per meno prizmę. Na, tai nėra, kad atėję žmonės ras pažįstamą vietą, kaip fotografijoje labai gražiai atkartota. Tai bus menama. Galės kiekvienas pamastyti, gal kažką įdomaus savo naują istoriją susikurti. Šioje parodoje dalyvauja 9 autoriai, tai skirtingų specialybių menininkai – keramikė Jurgita Jasinskaitė, scenografė Marta Vosyliūtė, dailininkai monumentalistai Robertas Gritėnas ir Ieva Paltanavičiūtė, tapytojai Augustas Lopas, Rasa Noreikaitė Miliūnienė, Rasa Brazauskaitė, grafikė ir tapytoja Irma Balakauskaitė bei kompozitorė Indrė Stakvilė.
Menininkų darbai tai greičiau nuotaikos blyksniai, geležinkelio ruože pastebėti ir savitai perteikti jų pasirinkti vaizdai. Parodą galima bus lankyti iki balandžio 8 dienos. Po kelių metų pertraukos šiemet slidininkai, biatlonininkai bei kitų žiemos sporto šakų atstovai varžybų gausa skųstis tikrai negalėjo. Jų per keli žiemos mėnesius Ignalinoje surengta tikrai daug. O sezoną sportininkai užbaigė pirmą kartą surengtomis įspūdingomis sprinto į kalną varžybomis. Praėjusio penktadienio vakarą Lietuvos žiemos sporto centro nusileidimui nuo kalno skirtoje trasoje Nacionalinė slidinėjimo asociacija surengė Lietuvos slidinėjimo taurės sprinto į kalną varžybas. Pačių organizatorių nuostabai šis sporto renginys sukėlė didžiulį sportininkų susidomėjimą. Ta liudijo ir į pirmą kartą surengtas varžybas susirinkusių slidinėjimo mėgėjų bei profesionalų skaičius. Jų pakankamai sudėtingoje trasoje galima buvo išvysti beveik 100. Kadangi ir slidininkai, ir biatlonininkai, ir varžybose gana gausiai dalyvavę orientacinio sporto atstovai dažniausiai rungtyniauja lygumų trasose, šliuožimo slidėmis į kalną rungtis daugeliui buvo išties rimtas išbandymas. Tuo galima buvo įsitikinti jau atrankos etapuose. Įveikę 150, o vyresnieji 300 metrų ilgumo trasą, daugelis varžybų dalyvių atrodė ir jautėsi lyg būtų šliuožę kelis ar net 11 kilometrų. Tačiau patiems pajėgiausiems šalies slidininkams bei biatlonininkams šis sporto renginys buvo sunkus, bet pakankamai malonus savo jėgų išbandymas. O po kvalifikacinių varžybų kiekvienos dalyvių amžiaus grupėje atrinkus po 5 pajėgiausius sportininkus, finalinėme etape paaiškėjo ir patys ištvermingiausi šalies žiemos sporto šakų atstovai. Deja, ignaliniečių ant nugalėtojų pakilo savotiškose slidinėjimo sezono pabaigtųjų varžybose, pakilo palyginti nedaug. Didesnę dalį nugalėtojams bei prizininkams skirtų prizų bei diplomų šįsyk susirinko kaimyninių Visagino bei Utenos savivaldybių sportininkai. Jauniausių mergaičių grupėje nugalėtoja tapo Visagino kūno kultūros ir sporto centro atstovė Anastasija Lisovskaja. 13-15 metų amžiaus merginų grupėje pirmą vietą laimėjo uteniškė Samanta Kolosovaitė. Tarp moterų greičiausia buvo taip pat Utenos atstovė Ingrida Ardišauskaitė, tik seniorų grupėje ignalinietė slidinėjimo sporto veteranė bei trenerė Kazimiera Strolienė įrodė, jog ji kol kas tarp savo bendraamžių slidinėjimo trasose tikrai nepralenkiama. Jauniausių berniukų grupėje 150 metrų trasą šliuoždamas į kalną greičiausiai įveikė visaginietis Stepan Terentjev. Tarp vyresnių berniukų dvigubai ilgesnėje trasoje nepralenkiamas buvo anykštėnas Mindaugas Bakula. Na, o vyrų ir jaunolių grupėje aršikova vyko tarp dviejų ignaliniečių – Mantos Trolios ir Modesto Vaičiulio. Daugelio slidinėjimo entuziastų nuostabai šias varžybas laimėjo pastarasis sportininkas. Vieną pajėgiausių šalies slidininkų Mantas Trolio aplenkęs net 3 sekundėmis. Vyrų seniorų grupėje nugalėtojų tapo Algis Drūsys iš Anykščių. Sprinto į kalną varžybų prizininkai bei nugalėtojai šį renginį organizavusių Ignalinos moksleivių namų bei Nacionalinės slidinėjimo asociacijos atstovų rūpesčių buvo apdovanoti specialiai šiai progai skirtais krištoliniais prizais bei diplomais. Tikimasi, jog šios pirmą kartą šalies istorijoje surinktos sprinto į kalną varžybos nuo šiol taps tradicinėmis. Balandžio 1-29 dienomis etnokultūros filiale vyks Nijolės Burokaitės Aršvilienės tapybos ir jos kitų darbų paroda. Parodos atidarymas balandžio 1 dieną 14 valandą. Vairuotojų dėmesiui. Automobilių naudojančių suskystintas dujas savininkai nuo šiol gali važinėti pigiau. Tokią progą jums suteikia uždarosios akcinės bendrovės Rotada degalinė įsikūrusi Švenčionių gatvėje 29A Ignalinoje. Čia kiekvienam suskystintų automobilinių dujų litrui taikoma 15 centų nuolaida. Jokių papildomų sąlygų nėra. Balandžio 22 dieną Ignalinos kultūros centre bus rodomas spektaklis Kazanova. Vaidina Regimantas Adomaitis, Aurelija Tamulytė.
Novatoriškas režisieriaus Sakalo Uždavinio žvilgsnis į visiems žinomą veikėjo istoriją ir puikūs aktoriai stebins originalumu ir suteiks daug teigiamų emocijų. Pirmą kartą lietuviškąją Kazanovos versiją žiūrovai išvydo 2001-aisiais, tačiau Domino pristatomą dramą galima drąsiai vadinti naujieną. Anot spektaklio režisieriaus Sakalo Uždavinio po premjeros Kazanova pasikeitė, patobulėjo, geriau atspindi šių dienų žmogaus realybę. Spektaklį Ignalinoje matysite balandžio 22 dieną. Tiek informacijos šiandien, iki susitikimo po savaitės.